O dabar startuoja rungtynės ir aš rungtynės šiandien komentuosiu ne vienas, ne vien tik aš Titas Jocys, bet su manimi ir kolega Žydrūnas Grudzinskas. Tad dalį jų turbūt Eivinas Černiauskas žino, bet pažiūrėsime, galbūt nustebins šiandien kažkuo čia Būrinas. Smūgis galva, skriejo kamuolys link vartų, bet Zachary į kairį šoną, čia Tavaresas. Keičiama atakos pusė, Matulevičius. Vienu lėtimu, perdavimas į baudos aikštelę, gal išvysime smūgį, taip, smūgiuojama, ten pavojingas. Tas smūgis, žiūrėkime dar kartą pakartojama, čia kamuolį žaidime ir grąžinamas kiek 11 metrų žymos link ir iš 15. Kauno Žalgirio žaidėjai taip pat į šią ataką. Aišku, Tolardava, kaip minėjau, vienas pavojingiausių. Jam kamuolys ir skriejo, jis ir atliko smūgį dabar. Devensas lenktyniauja su Batro ore. Ir šį kartą kauniečiai laimi šią dvikovą. Oi, kokia klaida! Ir įvarčio nėra. Devensas turėjo puikų šansą, geriausią galimybę pasižymėti po aikštelės, kur suklysta dar kartą. Žiūrėkime pakartojimą. Tikrai grubi klaida ir Devensas turėjo puikų šansą pelnyti pirmą šių rungtynių įvartį, tačiau kairė koja smūgiuoja netiksliai. Auksinė galimybė, na, jeigu nepavyktų šiandien išplėšti pergalės, ne kartą turbūt namuose dar Enrique Devensas. Aikštė šeimininkų pusėje, dabar Kampinis. Ir turėjo labai gerą progą vėl Jansonas. Ieško savo įvarčio šiose rungtynėse jaunasis puolėjas. Ir galva atliko smūgį iš dėkingos situacijos. Žiūrėkime dar kartą pakartojimą. Išlindo prieš Zacharį, taip, šiek tiek žemiau nukreip kamuolį ir ten jau Žalgirio vartininkų kiltų labai rimtų problemų atremiant šį smūgį. Perdavimas į priekį, Čiolas. Vainas Na su kamuoliu. Zacharį pasiekė kamuolį, Devenso smūgis. Dar vienas Kampinis. Ir čia nerizikuoja Kauno Žalgirio gynėjas. Muša kamuolį tolyn. Žonakas išsaugojo kamuolį, dabar pavojinga ataka, geras Gusto perdavimas. Smūgis ir Hadži. Dar ataka tęsiasi. Bet faktas tas, kad jau tokių geresnių galimybių neturėjo nei vieni, nei kiti. Dabar štai koks Hadži! Perdavimas vos nesibaigė, kuriozinių įvarčių į tolimų vartų kampą.